Labadiena iš Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos. 2025-aisiais biblioteka švenčia savo gimtadienį, jau 75-ąjį. Ta proga sumąstėme 4 tinklalaidžių ciklą, kurio metu pasakosime jums apie pačią biblioteką, apie čia dirbančius žmonės. Ir pati pirmoji mūsų viešnia ir pašnekovė, tai yra 49 metus bibliotekoje dirbanti Ona Juršėnienė. Labas rytas. Labas rytas. Nors jūs ir Ona, bet aš kreipsiuosi jūs Onutė, leidžiat? Prašom. Sakykit, Onutė, prieš 49 metus, kai rinkotės būti bibliotekininkė, kaip tuo metu atrodė bibliotekininko darbo prestižas? Ar tai buvo tokia geidžiama profesija? Ir kodėl jūs ją pasirinkot? Tais laikais tikrai nebuvo geidžiama profesija, bet aš pakliuvau atsitiktinai, nepakliuvusi į žurnalistikos studijas, padirbau metus Pivašiūnų kaimo bibliotekoje ir nutariau, kad labai gera specialybė. Knygos, žmonės, informacija ir man tai patiko ir aš tada stojau jau į bibliotekininkystės studijas sąmoningai ir nesigailiu iki šios dienos. O kaip prieš 49 metus atrodė Adomo Mickevičiaus biblioteka, kai atėjote čia dirbti? Pačios salės atrodė labai gražiai, skaitykla, kuria didžiuojamės mes, ir tada jinai buvo graži. Aišku, buvo tų laikų parketas, tų laikų sienos, lipdiniai, šviestuvai, o kitos patalpos buvo, pasakyčiau, taip savo, nes buvo mažos patalpos, biblioteka buvo tik tai prie Trakų gatvės, o kituose pastatuose, kuriuose dabar biblioteka, ten buvo gyventojai, buvo įstaigos ir bibliotekai nebuvo tiek daug skirta patalpų, bet palaipsniui plėtėsi. Ar prisimenate, kiek tuo metu buvo darbuotojų ir kur jūs pati atėjote dirbti, į kokį skyrių? Apie 1976 metus buvo, manau, kad apie 50 darbuotojų. Taip, aš atėjau dirbti į fondų saugojimo skyrių, dirbau pusę etato ir dirbau vakarais tik tai kaip studentė po paskaitų. O skaitykla dirbdavo iki 10 vakaro. Ir užsakymus reikėdavo surinkti iki 21:30 priimami užsakymai iš skaitytojų. Per sesijas būdavo skaitykla visa užimta. Visa skaitytojų. Ateidavo net iki 22 valandos žmonės skaityti. Taip, nes buvo knyga pagrindinis informacijos šaltinis, tada knyga, laikraščiai, žurnalai, o žmonės ir tada mokėsi, siekė žinių. Studentams bibliotekos buvo labai didelė pagalba. Pati daug praleidau valandų ir dienų bibliotekoje bestudijuodama. Onutė, yra toks susiformavęs įsivaizdavimas, kad į bibliotekas ateina dirbti tik žmonės, kurie patys labai daug skaito knygų. Ar tai yra tiesa? Kai jūs darbinotės, pavyzdžiui, ar jūsų klausė, Onutė, ar skaitot knygas? Ne, tokių klausimų mūsų direktorė neužduodavo, bet jau kai dirbdavom ir direktorė mums sakydavo, mergaitės, turit laisvą valandėlę, minutėlę, pasiimkit žurnalą, pasiimkit meno knygą, švieskitės, tobulėkit, neplepėkit be reikalo, o save tobulinkit. Tai mes taip naudodavomės, visada pavartydavom knygas, ne tik naujas, bet ir senas. Reikiagi susipažinti darbuotojui, ką turit fonde. Onutė, jau užsiminėte, kad kai pradėjote dirbti, tai biblioteka užėmė tik dalį šio pastato, kitur buvo įstaigos ir žmonės gyveno. Šiandien bibliotekoje mes turim 13 labai gražių krosnių. Ar tiesa, kad kai jūs atėjote dirbti, dar jas ir kūrenti reikėjo? Taip, aš kai atėjau, tai buvo krosnim šildoma biblioteka ir buvo šilta ten apie krosnį, o prie langų būdavo jau vėsiau, bet darbuotojų stalai dažniausiai būdavo prie šviesiose vietose, prie langų pastatyti, taip kad buvo šilta labiau apie krosnį, bet ateidavo krosnių kūrikai 5 valandą ryte, jie užkurdavo krosnis ir paskui jau tokia bendra
bendra šiluma būdavo vis tik pastatuose, bet labai greitai jau po metų kokių jau pradėjo vesti centralinį šildymą. Čia labai rūpinosi mūsų direktorė ir net jinai ir gyventojams pasiūlė, kad kurie norit, galim pratęsti šildymą. Tai vat dabar, kur yra istorijos skyrius, ten gyveno tokie gyventojai, kurie atsisakė, jiem patiko gyventi su krosnim, bet pro juos pravedė vamzdžius, o toliau kitai gyventojai įvedė centralinį šildymą. Visokių buvo situacijų. O kaip sekėsi sutarti su gyventojais, kurie gyveno tam pačiam pastate? Na, čia knygos, darbas, na, o už sienos kažkas, nežinau, televizorių žiūri, blynus kepa. Kaip draugavot ar pykotės, kaip buvo? Labai pykčių neturėjom. Manau, kad ir gyventojai buvo suinteresuoti gauti butus naujuose namuose. Ten buvo butai su patogumais, o čia vis tik tai tas krosninis šildymas irgi nebuvo labai. Buvo daugiausia komunaliniai butai su bendrom buitiniam patalpom, tai irgi žmonėm nepatogumas. Kvapai aišku būdavo, bet ką padarysi, gyvenimas toks. Mes jau nekonfliktavom patys darbuotojai, viena tik ponė iš gyventojų labai pykdavo, tai visada vis grūmodavo kumščiu, kad aš parodysiu šitai bibliotekai, bet ką parodys, tai pati nesakė, bet paskui kažkaip direktorė iškėlė, išreikalavo, kad valstybė duotų butų žmonėm ir tada palaipsniui biblioteka plėtėsi, aišku, palikdavo labai nugyventas patalpas, mes fondus nešdavom, bet pirmiausia išplaudavom tas patalpas ir duris, viskas buvo neypatingai gero stovio tos patalpos, bet susidėjom knygas, prasiplėtėm ir džiaugiamės tuo, tikrai džiaugiamės, kai gaudavom naujų patalpų. Tai kai atėjote dirbti, Onutė jau papasakojate, kad biblioteka atrodė visai kitaip negu kad šiandien, užėmė mažą tik tai dalį pastato, o kaip tuo metu atrodė kiemas? Kiemas buvo medžiais apaugęs, buvo liepos ir buvo kieme sandėliukai. Sandėliukus turėjo gyventojai ir biblioteka taip pat turėjo sandėliuką, nes, kaip minėjau, krosninis šildymas buvo ir reikėjo malkų. Anglys buvo toje patalpoje, kur dabar mažoji salė Rūsy. Ten buvo anglys, o kieme buvo malkinė bibliotekos ir ten jau buvo malkų pakrauta. Ir atsineždavo krosnininkai malkas iš ten, iš kiemo. Tada kieme dar buvo daug suoliukų, staliukų, gyventojai bendraudavo, žaisdavo domino, vakarodavo. Anksčiau žmonės išeidavo į kiemą, buvo irgi tam tikras laiko praleidimas. Vaikai žaisdavo, vaikų daug būdavo, žaisdavo kieme. Kiemas visai pasikeitė. Buvo dar vienas medis didelis, bet paskui jau ir paskutinį nupjovė. Paskutiniai gyventojai iš šito pastato, kuris yra buvę Juozapo ir Sofijos Tiškevičių rūmai, išsikėlė, buvo iškeldinti 1988 metais. Neužilgo atėjo ir Lietuvos nepriklausomybė. Onute, prisiminkite tą laikotarpį. Kaip tuo metu gyveno biblioteka, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę? Įsivaizduoju, kad tai buvo kažkoks kultūros vis tiek židinys, kuriame rinkosi tie žmonės, kurie laukė nepriklausomybės. Taip, bibliotekoje ir anais laikais ir tarybiniais metais labai lankėsi daug dailininkų, rašytojų ir to viso iniciatorė buvo mūsų direktorė. Taip, kad ir anais laikais labai daug žinomų žmonių Lietuvos skaitė ir būrėsi šitoj bibliotekoje. O paskui galbūt ir mažiau, nes dauguma ir dailininkų ir tų kūrybos žmonių turbūt nuėjo į komerciją. Tai irgi buvo toks truputį
štilis viso to dalyko, bet paskui vėl palaipsniui žmonės atrado biblioteką. Ir dabar irgi labai atranda mus dėl, sakyčiau, dėl lokacijos. Mes tikrai esam labai dėkingoj vietoj, nes daugumai Vilniaus gyventojų senamiestis yra kaip sako, išėjimas į miestą. Tai žmonės turi didelį džiaugsmą, manau, apsilankyti ir bibliotekoje, ir pabūti senamiestį. O kaip keitėsi tuo metu, kai atgavome nepriklausomybę, pati knygų pasiūla? Mesgi pirmą kartą galėjome pamatyti išleistas išeivių knygas, tos, kurios buvo draudžiamos. Tai jūs bibliotekoje patys pirmieji galėjote tai paskaityti ir pamatyti. Taip, kadangi tarybiniais metais Glavlitas daug ką ribojo, bet direktorė irgi turėjo tam tikrų vizijų, kad reikia kaupti meno albumus, parsiveždavo iš Peterburgo, nupirkdavo gerų knygų, o paskui jau gavom Egzodo literatūrą, leido lietuviškos leidyklos ir daugiau knygų ir galim pirkti tą, ką jau mes bibliotekininkai kaip profesionalai, kaip bendruomenės nariai nupirkti, skaityti savo skaitytojams reikalingas knygas. Onute, šiandien tikrai dažnai sakoma, jaunimas knygų neskaito. Ar tikrai prieš tuos 40-50 metų žmonės labiau skaitydavo knygas? Ar čia tik tai yra toksai mitas? Manau, kad tai ne mitas, nes biblioteka buvo kaip pramoga. Nebuvo tiek daug pramogų. Nebuvo juk Akropolių, Babilonų. Buvo biblioteka ir žmonėm dvasingumas visada rūpėjo. Ir tais laikais. Ir tikrai ateidavo 400-500 skaitytojų per dieną. Ir abonemente reikėdavo užrašyti kiekvienam visas 5 knygas iš pradžių į formuliarą. Paskui jau apie 1982-5 jau buvo skaitytojai lyg ir pratinami prie savitarnos, sakykime, buvo padaryti tokie stoveliai. Mes užrašydavom pavyzdį ir jie rašalinė, kortelės ir skaitytojai jau buvo mokomi, kaip užsirašyti knygą. Buvo pavyzdys, buvo tokios grafos, išdavimo data, inventorinis numeris, skyrius, autorius, pavadinimas, skaitytojo parašas. O mes jau tikrindavom. Jie pasiima 5 knygas, užsirašo, tada atneša mum, mes patikrinam. Buvo tikrai įdomus laikai, bet buvo jau čia pradžia savitarnos, taip sakykime, užuomazgos. Tikrai kaip įdomu atrodo savitarna šių dienų išradimas. Ar pasiteisino tokia tvarka? Gal kiek pasiteisino, bet dauguma nori prieiti prie mūsų. Sako, geriau, aš noriu su jum. O kiti iš viso ateina, tik iš karto eina prie savitarnos aparato, pasiima knygas ir vėl net nesusitinka su bibliotekininku. Nebent jeigu jiem skola ar kokie ten būna išmeta neaiškumai dėl bilieto perregistravimo. Tai visokių žmonių visais laikais buvo ir visokių skaitytojų. Šiandien mes kviečiam visus ateiti į biblioteką, nebūtinai skaityti knygų. Mes sakom, kad biblioteka yra atvira ateiti pasėdėti su kavos puodeliu, susitikti su draugu, ateiti į koncertą, renginį. Bet prieš 40 metų biblioteka buvo tikrai kitokia įstaiga. Ir sklando tokie prisiminimai, kad anksčiau reikėdavo labai laikytis tylos. Šiandien tai mes sakom, jūs kalbėkit bibliotekai, nebijokit. Ar tikrai, kad buvo tokios griežtesnės taisyklės? Griežtesnės taisyklės lietė skaityklas. Ten buvo tyla, o abonemente normaliai žmonės kalbėdavomės. Vis tiek mes, kad ir tą pačią knygą paaiškinti, kaip arba paklausė, tai taip, niekas nešūkaudavo be reikalo, bet ateidavo irgi skaitytojai ir su vaikais, tai kaip normaliai elgdavosi. O skaityklos jau visi žinojo, kad skaitykla yra tylos zona ir ten visi tik šiurendavo lapus.
Ir dar esu girdėjusi ne vieną tokį pasisakymą žmonių, kurie augo sovietiniais laikais, kai buvo jauni vaikai, kad bibliotekininkai galėdavo, tarkim, pikčiau pažiūrėti, griežčiau žodį pasakyti. Dabar tai mes visi žinom, kad mes aptarnaujam klientus ir esam tikrai malonūs, stengiamės tokie būti. Taip, tais laikais gal ir buvo galima taip, ne tai, kad galima, gal ir atsitikdavo tokių atvejų, bet mūsų direktorė mums neleisdavo ir sakydavo, mergaitės su skaitytojais nesiginčykit, nesibarkit. Jeigu jums kas nepatinka, jūs ateikit pas mane į kabinetą, išsakykit viską, supykusios pasakykit, aš išklausysiu, bet su skaitytojais elkitės mandagiai. Tai čia buvo jos pamokymas mums. Onute, paminėkit pavardę direktorės, nes minėt jau ne kartą. Mūsų direktorė Liudmila Anatolijevna Pagirienė, jinai buvo baigusi bibliotekininkystės studijas Vilniaus universitete ir visą laiką mums vadovavo labai gražiai, labai tauriai ir elgdavosi ir su darbuotojais, ir kilniai, taip ir su skaitytojais. Visada, jeigu koks konfliktas, tai skaitytojus irgi taip mus išsukdavo iš skaitytojų, bet mums pasakydavo, kad nesibarkit, mums jau pastabėlę pasakydavo. Jūs, Onute, dirbate skaitytojų aptarnavimo skyriuje, kur kiekvieną dieną yra kažkoks susitikimas su žmonėmis, su skaitytojais. Tai iš tikrųjų yra labai toks nelengvas darbas, ar ne? Aš nepasakyčiau, reikia su skaitytojais, tai turi dirbti tam tikras žmogus, nes reikia žmogų mylėti, knygą mylėti ir žmogų. Ir tai ir nėra sunku. Bendravimas normaliai nesunkus. Bet turi būti, čia irgi pašaukimas. Bendravimas su žmonėmis yra pašaukimas. Onute, kokį didžiausią bibliotekos virsmo pokytį įvardintumėte per šituos 49 metus, kol dirbate? Aš manau, kad kompiuterizacija vis tik tai. Ten tie visi mūsų kėlimaisi į patalpas, tai buvo irgi labai geras dalykas, labai gražus, bet virsmas tai buvo kompiuterizacija, skaitmeninimas. Ką pakeitė tai bibliotekos veikloje? Gal kažką pakeitė, o kažką pridėjo, nes vis tiek reikia dirbti. Ta, ką anksčiau rašėm ranka, dabar reikia su kompiuteriu tą daryti, o vis tiek reikia knygą rasti, reikia jos nueiti, reikia paieškoti, reikia su skaitytoju pabendrauti. Skaitytojas paklausė, reikia konsultuoti. Tai, kad tie darbai ir liko, jie gal kitas formas kažkiek tai transformavosi į kitas formas. O kaip pasikeitė skaitytojai ir jų įpročiai? Pavyzdžiui, girdėjau, kad praėjusiais metais Adomo Mickevičiaus bibliotekoje daug knygų buvo perskaityta užsienio kalbomis, pavyzdžiui, anglų. Taip, dabar daug skaito užsienio kalbomis, anglų kalba daug skaito ir vertimus. Būna, kad gali paprašyti ir prancūzų autoriaus anglų kalbą, mes ne viską turim. Skaitytojai visais laikais skaitė visokiomis kalbomis ir tarybiniais metais skaitydavo, aišku, daugiausia turbūt rusų literatūros, lietuvių, lenkų, buvo žydų kalba knygų, skaitydavo, vokiškai skaitydavo, detektyvus skaitydavo vokiškai, tokie būdavo serija su šuniuku detektyvai ir labai skaitydavo. Onute, jūs kaip seniai dirbantis žmogus turbūt pažįstate ne vieną čia senai beskaitantį skaitytoją. Ir kai jis ateina, jūs jau į jį pažiūrėjus galit pasakyti, aha, čia turbūt norės tam tikro žanro knygos. Ar tiesa? Taip, ir jie būna, kad ir paklausė, pat aną kartą sako, jūs man labai gerai parekomendavot, gal ir dabar tą patį. Bet mes irgi ne visa žiniai. Bet tam tikrus skaitytojus žinom, ką jie skaito. Vieni detektyvus, kiti grožinę, kiti madingus romanus skaito. Visokių skaitytojų.
Sakykit, Vilniaus mieste tikrai yra ne viena biblioteka. Ir Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, ir Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka su įvairiais filialais. Na ir Adomo Mickevičiaus apskrities viešoji biblioteka. Kaip manote, kuo jinai išsiskiria iš kitų? Kuo mes esam tokie kitokie? Dėl to, kad mes esam didžiausia viešoji biblioteka į namus išduodanti knygas, bet to mūsų pavadinimas labai daugam imponuoja skaitytojams. Kaip minėjau, lokacijos vieta irgi ir mūsų pastatai, rūmai vilioja skaitytojus. Jūs pati dirbote ir rūmuose, tokiuose gražiuose, kokie jie yra šiandien, bet dirbote dar ir tokiuose salėse, kur reikėjo basliais paremti lubas, kad jos neįkristų. Taip, buvo ir tokių laikų. Labai džiaugiuosi, kad man tenka dar dirbti ir gražiuose rūmuose, salėse gražiuose, bet tada gyvenom tokiu metu ir mes tai priėmėm kaip to laiko tokie norma. Ir po truputį turėjom plėstis. Tikrai buvo paremtos lubos. Dabar retų spaudinių, va ten, kur gražūs lipdiniai ir jie tokie. Kai aš peržengiau šitos bibliotekos slenkstį, eidavau į saugyklos fondus, va tos lubos visada žavėjo. Lipdiniai tie lubų gražūs ir ten buvo paremtos lubos. Tikrai buvo mediniai perdengimai, paskui direktorės rūpesčių buvo jau metalinius perdengimus padarė. Po truputį viskas. Biblioteka augo, gražėjo ir pasiekė va tokį gražų šių laikų lygį. Onute, kaip Jūs galvojate, žmonės, kurie ateina dirbti į biblioteką dabar bibliotekininkai nebėra ruošiami jau universitetuose, tai yra kažkokių kitų specialybių žmonės, kurie nori ateiti. Kokių savybių jie turi turėti? Aišku, kaip aš atsakiau, turi mylėti žmonės, knygas ir domėtis, save lavinti. Ir iš bibliotekinės pusės turėtų žinoti, kadangi neruošiami specialistai, o bibliotekininkystė irgi yra tam tikras mokslas, nes kiekviena knyga turi savo vietą ir ją reikia žinoti, kur ją rasti. Tai tas, kuris ateina ir nori dirbti bibliotekoje, ne bibliotekininkas, jis turėtų labai stengtis, turėtų išmokti tam tikrus bibliotekininkystės mokslus, jau pats lavintis, jeigu labai nori. Ir mylėti skaitytoją. Onute, kas skaitote šiuo metu? Kokią knygą? Šiuo metu daug perskaičiau knygų apie Vilniaus pilis, Drėmos dingęs Vilnius, apie Vilniaus architektūrą, apie Vilniaus katedros rekonstrukciją Drėmos tarybinių metų, apie Šventos Onos bažnyčią. Daugiausia domiuosi gera grožinė literatūra, labai mėgstu Mykolaičio Putino Altorių šešėlį, o skaitau tokias faktais paremtas knygas. Turiu meno albumų namuose truputį, turiu gerų grožinių knygų, kurios mano sielai, nes knyga yra dvasinis penas žmogui. Tai Onute, prieš 50 metų pasirinktas tas profesinis kelias, kaip suprantu, jums atnešė tik tai malonių akimirkų. Taip, iki šiol tik tai džiaugiuosi pasirinkus tokią specialybę, kad ir atsitiktinai pakliuvus. Tikrai labai ir giminiai, net ir savo anūkams sakau, būkit bibliotekininkais, bet jie žinot. Labai nori tokių specialybių, nepelningų, betgi ne viskas pinigais nuperkama. Ir turbūt paskutinis yra klausimas jums, Onute, ko palinkėtumėt bibliotekai 75-mečio proga ir jos darbuotojams ir skaitytojams? Bibliotekai, kad jinai ilgai gyvuotų šitose patalpose,
skaitytojai, kad rastų daug informacijos, gerų knygų, o darbuotojams sveikatos ir gero sugyvenimo su skaitytojais. Ačiū. Šiandien kalbėjome su Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Ona Juršėnienė. Ačiū.